Europos liepsna. Projektą pristato Vici skonių jūra. Olimpiados varžybų transliacijas raiškiuoju HD formatu žiūrėkite tik per interaktyvėją televiziją Gala. Sveikas gyvas, Alytau! Wow! Pirmas miestas, į kurį atvykom, yra Alytus. Ar žinot kodėl? Nes lankomės tose vietose, kur augo, brendo kaip asmenybės ir kaip sportininkai šių dienų Lietuvos olimpiečiai. Jūs turit puikų sprinterį Rytį Sakalauską, Lietuvos čempioną. Alytuje gimęs ir užaugęs sprinteris Rytis Sakalauskas, Lietuvos čempionas ir rekordininkas, daugybės įspūdingų pergalių savininkas. Aukščiausias pasiekimas – pernai Universiadoje Kinijoje iškovotas sidabras. Rytis Sakalauskas taip pat patenka į geriausių Europos sprinterių sąrašą. Kaip sekasi, tai tuomet, kaip sakoma, viskas gerai, viskas normaliai, eini su ta euforija. Sunkiausia, aišku, būna tuomet, kai ar trauma užklumpa, ar rezultatas kažkiek nekyla, arba jis būna blogesnis negu tikėjais, nepateisinai lūkesčių kažkieno. Su Ryčiu susitinkame Kaune vykusiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate. Tik šį kartą Lietuvos čempionas varžybose nedalyvauja. Vos prieš keletą savaičių sprinteris Europos lengvosios atletikos čempionate Helsinkyje patyrė rimtą traumą. Kone mistinis sutapimas. Ta birželio 27-ąją Ryčiui suėjo 25 ir tai jau antroji trauma gauta gimimo dienos proga. Jiem neišlaikęs lygsvaros jisai krito ir skaudžiai traumavosi. Kai sako, situacija kartojasi, mums prieš porą metų lygiai Helsinkėje, lygiai Šlaunės dvigalvių Rominė mes buvom pirmąjį lygiai per gimtadienį. Ir tada mes neišvažiavome į Barceloną, į Europos čempionatą. Tačiau ko gero sunkiau buvo varžybas per televiziją stebėjusiems sportininkų artimiesiems. Ryčio draugė Aigustė prisimena, kai staiga nukrito iškart po finišo, labai išsigandome. Ypač sunku, kai tu esi per 100 kilometrų ir tu pamatai per kameras, kad jisai krenta, užsigauna ir tu nieko negali padaryti, tai va tas galbūt yra skaudžiausia, nes vis tiek, tas metu atrodo, būtum šalia, tai bent jį paliestum, pamatytum, kaip jis atrodo, kaip jam ten viskas, o kai tu esi per tokį atstumą, tu nieko negali, net telefonas iš jo yra atimtas, negali jam paskambinti. Treneris gyrė Lietuvos čempioną už valią ir ryžtą siekiant rezultato. Tuo metu lengvaatlečio draugė Aigustė sako, kad susieti savo likimą su profesionaliu sportininku didelis iššūkis. Profesionalus sportininkas, jam yra tam tikras grafikas, kurio negalima išmušti ir tam tikras maistas, tam tikras laikas ėjimas miegoti tam tikrų laikų. Ir labai daug apribojimų laisvalaikio, tarkim, srityje. Ir būnant su to žmogum, kuris tau yra pats svarbiausias, tai tu automatiškai prie jo derinėsi. Ir kaip sakyti, įsijungi jo pačio režimą. Yra gerai tuo, kad kai išvažiuoju, žinau, kad manęs laukia, nežinau, kad aš apie ją galvoju ir tuoj grįšiu ir mes suskambinam ir dažniau bendraujam, kad tas atstumas nebūtų toks ir tas laikas įsiskirimas netrodytų toks ilgas. Dėl to, kaip sakoma, dviesiais tai lengviau negu vienam. Jei yra meilė, viskas įmanoma, sako sportininko mergina. Matyt, ne veltui savo vieninteliu talismanu Rytis Sakalauskas vadina širdies draugę. Vis tiek sportininkas, daug patiria neigiamų emocijų, kad ir tas blogas rezultatas ar tai trauma. Ir vis tiek reikia nuraminti. Tai aš stengiuosi, man tokia, aš jaučiuosi kaip tokia misija jį nuraminti ir paruošti tam kitam bėgimui. Dėl to galbūt jis tai ir laiko kaip talismaną, nes aš jam stengiuosi padėti kaip galiu iš tikrųjų. Vis tiek savo mylimam žmogui visą laiką padedi, kaip tu tai gali. Ir yra tokia viena mergina, kuri eidama beveik aplenktų Rytį. Brigita Virbalytė. Brigita Virbalytė – dar viena olimpietė iš Alytaus. Sportiniu ėjimu nuo vaikystės susižavėjusi Brigita prieš 2 metus pasiekė net 2 nacionalinius rekordus – 5 km ėjimo stadione ir 50 km plentu. Pastarasis rezultatas yra 4. pasaulio istorijoje moterų tarpe. Šiuo metu 27 Brigita Virbalytė kartu su treneriu Kastyčiu Paviloniu olimpinėms žaidynėms ruošiasi Šveicarijoje. Su jais susisiekėme internetiniu ryšiu. Brigita susivėlusi, bet nieko. Pasirengimas gerai vyksta, normaliai pagal planą, sąlygos geros, tiek kalnuose, Šveicarijoje, orai geri, pas jūs karšta, pas mus normalus oras plus 20, 18-20. Daug yra įvairių šalių sportininkų, tai toksai geras mikroklimatas. Tuo metu čia, gimtajame Alytuje, Brigitos Virbalytės artimieji kupini ir džiugaus laukimo ir nerimo.
Sportinis ėjimas itin daug jėgų reikalaujanti sporto šaka, ne tik fizinių, bet ir psichologinių. Aš tiesiog irgi kartais pagalvoju, kodėl jinai tokią sunkią sporto šaką ir nepopuliarią pasirinko, kadangi save labai aukoja, kad tikrai yra sunku eiti tam sportininkui. Šitiek kelių nueiti reikia ir šitiek prakaito išlieti. O dar kaip moteriai, tai aš skaitau, kad tikrai yra sunkus sportas. Šiandien Brigitos Virbalytės laimėjimų įrodymai vos telpa tėvų namuose Alytuje. Sportininkės mama iki šiol saugo dukters kruopščiai rašytą dienoraštį. Jau nuo 98 metų vedė dienoraštį. Jos čia yra tiesiog net ėjimo varžybų rezultatai surašyti, jos pačios, per kiek jinai praeidavo kiek kilometrų. Tai būdavo 1 kilometro 3 vieta, ten 1 kilometro kokie mieste vykdavo ir kur jinai jau pati pradėjo. Kai visa Lietuva užgniaužusi kvapą laukia medalių, tik patys artimiausi žmonės žino tikrąją pergalių kainą. Brigitos mama vis dar ryškiai prisimena, kai prieš 4 metus žlugo jos dukters svajonė patekti į olimpinės žaidynes. Kada buvo praeita olimpiada ir ją reikėjo įvykdyti normatyvą Alytuje, o tą dieną labai buvo karšta, va taip kaip šiandien, ir labai sunku buvo dalyvauti, o jai reikėjo įvykdyti, buvo paskutinė diena įvykdyti normatyvą į olimpiadą praeitą. Ir jinai jo neįvykdė. Tai ir jinai verkė, ir mes verkė. Brigita rankų nenuleido, atkaklus darbas davė taip trokštamą rezultatą. Sportininkė jau visai netrukus Londone susirungs su greičiausiomis pasaulio ėjikėmis. Jinai yra užsispyrus, jinai labai siekia savo tikslo. Tikiu, kad tas tikslo siekimas, užsispyrimas, ištvermė, ją davedė iki olimpiados. Brigitos mama sunkiai tramdo jaudulį. Tačiau kaip su įtampa žada kovoti olimpinių žaidynių debiutantė? Manau, sportininkas turi suvokti, kad jis neturi iš to daryti kažkokios didelės pompastikos, turi ramiai rengtis, ramiai ruoštis, nes aš manau, kad tai ne paskutinės mano olimpinės žaidynės. Tai norėčiau pasakyti visiems tiems, kurie galbūt serga už mus, kad jie palaikytų mus, pasitikėtų mumis, viskas bus gerai, mums labai svarbi jūsų parama ir tiesiog laikyti kumščius į mūsų. Iki. Aš labai džiaugiuosi, turėdamas garbės įteikti šią Lietuvos liepsną Alytaus miesto merui Jurgiui Krasnickui. Aš labai džiaugiuosi, kad senojo Jotvingių žemėje, Dzūkijoje yra 2 olimpiečiai, kurie galės pakovoti ir manau, ši ugnis juos įkvėps ir iškovoti, ne tik pakovoti medalį. Ir mūsų sportininkams linkiu sėkmės ne tik sporte, bet ir gyvenime. Ir dabar Alytaus meras Lietuvos liepsnos fakelą įteikia daug žadančiam ir daug olimpinių vilčių teikiančiam labai gražiam jaunimui, kuris nepraleido progos pasipudruoti. Prašau, mere. Aš tik noriu palinkėti jaunimui, kad tais metais, kai ateis jūsų laikas, kad būtų ne mažiau negu 2 olimpiečiai iš Dzūkijos, iš Jotvingių žemė. Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Whatever. And this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. Turbūt man reikia atsiremti, nors ir prakaituotą tavo kūną. Ačiū Alytaus sportiniam jaunimui, palaikusiams olimpinį tempą, kurio aš akivaizdu palaikyti nesuspėjau. Štai ta olimpinė viltis, kuri leido šaknys į Dzūkijos žemę, auga ir žada duoti labai jau saldžių vaisių. Sportinė prasme. O dabar mes į Vilkelinę. Ką jūs treniruojatės? Sprintą. Ai, sprintą. Čia yra sprinterė. Ten yra startas? Ten. Ten startas? O tai kiek tu bėgi? 100. 100 metrų. Nuo kur? Kurie koja? Aš esu kairė rankis. Tai šita. Kairė koja? Bet aš dešinė koja. Kita koja. Ne, žinok, ko aš noriu. Aišku, žiūrit mus dabar per televizorių, tai jeigu nori sportuoti, pirma sprinto taisyklė, reikia pakelti užpakalį. Jūsų atveju reikia užpakalį pakelti nuo sofos ir išbėgti mišką pabėgioti. Dėmesio. Op.
Lietuvos liepsna. Projektą pristato Vici – skonių jūra. Olimpiados varžybų transliacijas raiškiuoju HD formatu žiūrėkite tik per interaktyviąją televiziją Gala.